Sveikas! Šiandien noriu supažindinti Jūs su antra dalimi produktų, kuriuos teko sunaudoti pastaruoju metu ir koncentruosimės į koncentratus. Iš tikrųjų, kalba eis apie įvairius serumus ir taipogi kaukes. Nieko nelaukdami ir pradėkime. Pirmiausiai, galbūt papasakosiu trumpai apie kaukes, kurias tenka naudoti ir tikrai jų yra nemažai. Tiesiog netgi negaliu visko išimti vienu metu. Dauguma kaukių, kurias man tenka naudoti, yra tokio pobūdžio kaip medžiaginės kaukytės, kuriuose jau yra koncentruotos tam tikros veikliosios medžiagos. Tad nieko papildomai nereikia daryti, tiesiog atidaryti pakuotę, ištraukti tą kaukį ir užsidėti kaip mumija savo ant veido. Ir pirma, kuri tiesiog pateko man po ranka, išnaudota, yra Artemis Swiss Beauty Whale. Beveik visas kaukės perku arba Douglase, arba Droge, tai yra tikrai labai lengvai prieinamos priemonės. Ir nieko labai specifiško apie konkrečiai šitą pasakyti negaliu, nieko manęs jį nesužavėjo. Beje, kaip ir nemažai kitų kaukių, kažkokio vienareikšmiškai teigiamo efekto arba kad aš pasijausčiau dieviškai po tų kaukių naudojimo, o kai kurias, pavyzdžiui, naudoju kas antrą dieną, tikrai nebuvo. Taip, oda yra pamaitinta ir padrėkinta ir kartais man to visiškai pilnai užtenka. Nes mano oda retai būna suirzusi, retai reikia kažkokio tokio wow, super efekto, tad man visai pakanka palaikyti tiesiog tai drėgmę, kurios ne visada užtenka iš serumo arba iš kremuko. Toliau tokio pat principo kaukytės yra iš korėjietiško prekinio ženklo Dizao. Ir jų neturiu netgi keletą įvairių variantų išbandžius. Oho, pasirodo tikrai labai mažai. Bet jų visų principas yra toks pats, tai yra kažkokia veiklioji medžiaga. Šitos beveik visos yra kaip nors susijusios su prevencija prieš senėjimą. Matau, kad netgi dizainas yra pasikeitęs, bet tai yra iš principo ta pati kaukė. Tai pagrindinis, sakykime, jų principas skirtingai nuo kitų priemonių yra tai, kad tai yra dviejų dalių produktas, kur čia yra kaukytė, kurią užsidedi ant veido, vėlgi tai yra medžiaga, o šalia šitoj kitoj pusėje yra koncentratas. Ir jeigu jūs galite pastebėti, beveik visi tie koncentratai yra palikti neatidaryti. Aš nežinau, čia tiesiog matyt, ne man yra šitas antras žingsnis. Aš kai pasidarau kaukę vakare, noriu jau tiesiog nusiprausti ir eiti gultis. Ir dar kažką tepti yra tiesiog nereikalingas man žingsnis. Kita vertus, tai yra irgi šiek tiek limpantis produktas, tad noris vėlgi nusivalyti veidą, ko iš principo nerekomenduoju čia daryti. Tai šiaip kaukytės yra fainos, tikrai neerzina odos, man nesukelia jokios reakcijos alerginės. Bet vėlgi prisiminkime, kad visos esame visiškai skirtingos ir mano oda yra gan geras man draugas, bet ant jūsų odos visos priemonės gali reaguoti visiškai kitaip. Tad tikrai nepasikliaukite niekada kaip atsiliepimais, kaip kitam reagavo tiesiog veidas į tam tikrą priemonę. Tai tikrai neblogai yra priemonės Dizao. Patarčiau pirkti išpardavimo metu, nes jos yra nepigios kaip vieno karto panaudojimo produktų ir perkant iš Drogo. Toliau tokios pat idėjos. Man tiesiog smarkiai labiau patinka tokios priemonės, kurias gali išimti, uždėti, nuimti, nusiprausti ir valiau, negu kur reikia maišyti, tepti ir panašiai, nors tokių kaukių irgi turiu, kai pabaigsiu parodysiu. Tai visiems jau tikriausiai 100 kartų matyta ir žinoma, yra BioSelo kaukė, jų yra keletas rūšių, konkrečiai šita yra su hialurono rūgštim. Vėlgi, viskas gerai padrėkina, nuėmė, valio, kitą dieną pakankamai gražiai gula makiažas. Ir
Dar viena kaukė jau visai kitokio principo, ta, kur sakiau, kad nelabai mėgstu, nes reikia vaikščioti ir labai tepliojas visur. Tai yra The Body Shop ir konkrečiai yra vitamino E kaukytė. Štai taip atrodo. Buvo nebloga, bet nesužavėjo manęs. Tai, jeigu šiaip atsišviešinti, privalumas kaukyčių, kokį dar galite gauti, tai jeigu įmesite 5 minutėmis šaldytuvą ir karštą vakarą, tiesiog labai fainai yra atvėsinti odą. Toks tiesiog smulkus niuansas malonus. Ir tų medžiaginio tokio kažkokio daikto uždėjimo principo dvi kaukės turiu panaudojus, tai yra 2 rūšių kaukės yra panaudojus, daugiau jų pakems. Ir aš iš tikrųjų ieškau tų savo veikliųjų, idealiųjų, nuostabiųjų paakių kaukyčių, kurios man tiesiog viską pakeltų ir galėčiau eiti užkariauti pasaulio. Pasakojau kažkuriuose tuštušėse, kad, ar pasakodama apie produktus, Dr. Barbour pasakojau, kad viena iš kaukių, kuri žada liftingą, duoda tą efektą man odai, kur tiesiog taip jauti, kaip ir visas veidas aukštin. Tai ieškau tokios priemonės paakiams ir kol kas neradau. Nieko blogo negaliu pasakyti apie šitą Dr. Barbour paakiams kaukytę, bet tai yra toli gražu, nieko bendro neturintis efektas su ana kaukė. Ir esu naudojus vėlgi korejietiškos kosmetikos Tony Moly produktus, beje visi tokio pobūdžio korejietiški Tony Moly, Amazonas ir panašiai produktai, jeigu rodysiu, aš jas užsakinėjau per eBay, nes Lietuvoje neteko matyti. Jeigu matėte, jeigu teko pirkti, tai būtinai parašykite man komentaruose, būsiu labai dėkinga. Tai tas pats principas, paakiuose uždedi, šitas yra neatidarytas dėl to, kad tiesiog pramiegojau galiojimo datą ir nenorėjau rizikuoti su paakiais. Šita šiek tiek keista yra dėl to, kad tas pats diskelis, eksperimento vardan, paukokime jau šitą uždarytą dėžutę, kurios niekur nedėsim. Aha, ir dar juokinga labai, kad jie yra juoda, tai vyras juokiasi ir keistai reaguoja į tą daiktą. Tai principas visų tų medžiaginių yra toks, kad yra medžiaga, kuri yra persmelkta, kaip matot, įvairių produktų maitinamųjų ar kažką kitų veikliųjų medžiagų. Ir, žodžiu, šitos keistumas yra tame, kad ji yra ant visos akies, va taip dedama. Kas ne visada yra puiku, nes nuo judrios voko dalies kartais tas produktas patenka į akis, tada labai erzina. Žodžiu, konkrečiai šitą Tony Moly kaukė paakiams yra pakankamai reikli, nes turi užsidėti, atsigulti, užsidėti ir gulėti nemirksėti tylumoje, tamsumoje, užsimerkęs, kas aišku nėra labai komfortiška. Tai prabėgom labai greitai per tokias kaukytes, kurios yra 15 minučių reikalas pažaisti. Ir noriu jums parodyti, tikrinu tiesiog, kad daugiau kaukių neturėsiu, tai dar vienas produktas bus jau kitokio poveikio, bet čia turiu dar vieną antioksidantinę kaukę, Kasmara. Ir tai yra produktas, kurį parduoda paprastai grožio salonuose klientams išsinešimui, namuose susimaišymui. Ir tai yra iš jūros dumblių kaukė. Tai yra, kaip čia pasakyti, pavartoti lietuvišką žodį, alginatinė kaukė. Ir toms, kuriams teko susidurti arba darytis grožio salonuose, tai žinote, kad yra specifinė to, kad jie labai greitai sumaišo, nes reikia labai greitai pasiekti tam tikrą konsistenciją. Ir tada užtepa ir galima užtepti irgi ir akis, ir nosį, bet lūpas. Ir vėliau tu tiesiog taip nulupi kaip visą skalpą, kaip vieną didelį gabalą guminį
ta kaukė po kokių 15-20 minučių. Tai pirkau pažaisti namuose, namuose gaunasi netgi 2 kaukės iš to vieno buteliuko, bet kaina tikrai kandžiojasi ir aš nesakyčiau, kad tas efektas buvo toks, dėl kurio vertėtų galbūt į tą kaukę tiek investuoti. Įdomu pažaisti, bet tikrai manau, kad pagal kainą labiau netgi apsimoka pasidaryti grožio salone, nes tai yra tiesiog tada malonumas, paguli, dar to masažiuko padaro. Ir jau judam dabar prie kaukių klasikinių, išspaudžiamų. Ir mano favoritas jau kokius 3 metus, tiek savo, tiek vyrui, tai yra Norevos prekinio ženklo kaukė, eksfoliako linijos. Ir konkrečiai tai yra gilaus valymo kaukė su rūgštim. Ir tai yra priemonė tiesiog fantastiška. Tikrai, nežinau nė vieno žmogaus, kuriam šita priemonė netiko arba kažką blogai darė, bet ji daro stebuklus. Ir idėja jos labai paprasta. Ant nuvalytos odos tiesiog užtepat ir palaikyti reikia realiai 5 minutės. Kadangi yra rūgščių, tai nerekomenduočiau rizikuoti ir kažkaip ten eksperimentuoti su skirtingais laikymo laikais. Po 5 minučių nuvalot ir aš nuvalymui naudoju tokius rankšluostukus, kurie yra skirti vaikų priežiūrai, iš tikrųjų tokie frotiniai, kad jie turėtų šiek tiek nelygų paviršių. Ir tuomet jūs gaunate peelingą tuo pat metu. Ir maži juodi taškeliai ant nosies, ant smakro nueina tiesiog puikiai. Tikrai renkuosi šitą, o vietoj kažkokių kitų peelingų ir šveitiklių, nes tiesiog šita priemonė yra puikiai. Ir čia yra gal kokia 3 ir dabar jau stovi pas mus naudojime ir yra dar viena atsarginė, tai daug jau mes jų sunaudojam, nors iš tikrųjų sunaudojimas yra pakankamai negreitas, tai fantastinė priemonė, jeigu kažkas turite su uždegimais ir panašiais dalykais problemų, tai tikrai rekomenduoju. Ir vyrams, paaugliams taipogi patarčiau išbandyti. Ir dabar jau paskutinė kaukė norėčiau sakyti išnaudotų, bet dėja jos yra vis dar ten, viduje kažkiek likę. Ir labai man gaila dėl to, bet tai buvo tiesiog beprotiškai trumpas galiojimo laikas, 3 mėnesiai, 50 ml. Koks žmogus gali sunaudoti kaukę, turint omeny, kad paprastai turi ne vieną per tokį trumpą laiką, man tai yra tiesiog neįsivaizduojama. Tai yra Lerac įmonės produktas ir tai yra komfortą suteikianti, drėkinanti kaukė. Faina. Labai maloniai kvepia, labai gerai pasidengia, padrėkina, nuramina. Bet 3 mėnesiai, aš nežinau, ką jie galvoja, kai kūrė šitą priemonę. Ir jo labiau, kad jeigu tokį darytų, tai galėtų pagalvoti ne apie 50 ml, bet daryti miniatiūras, tada galbūt tai būtų realistiška. Nuostabiai kvepia, fantastiškai, tiesiog dieviškai. Gaila.